Trumpas klausimai ir atsakymai. Taip, pirmas klausimas. Kas yra fizinis asmuo? Fizinis asmuo tai fondas. Antras klausimas. Kas sudaro tą fondą? Užstatytas pilietis. Trečias klausimas. Dėl ko užstatomas pilietis? Kad gaut prieigą prie pasaulinės prekybos rinkos ir užsienio investicijų kaip korporacijos subjektui, kuris yra valdomas, taip sakysim, Amerikos, ten to centrinio banko, FRS-o. Tas FRS-o, kur čia kiekvienoje šalyje yra tas centrinis bankas. Ketvirtas klausimas. O kas valdo fondus? Vadinkim fizinius asmenys. Bankyrai. Nes būna dažnai tokia klaidinga nuomonė, kad čia tipo juridiniai asmenys. Ne, bankyrai. Penktas klausimas. Taip. Kokio sandorio? Tai yra tarp ko? Įvyksta sandoris, kurio rezultatu yra įkūriamas fizinis asmuo arba įsteigiamas. Sandoris įvyksta tarp valstybės ir to FRS-o. Šeštas. Kam priklauso fiziniai asmenys, tai vadinami fondai. Tai biškai nutrūko ryšys. Fiziniai asmenys nepriklauso valstybei, bet tik liudija, kad priklauso konkrečios, šiuo atveju Lietuvos teritorijos vyriausybei. O mes su tavim jau minėjom, darėm tokį trumpą video, kuom skiriasi ministrų taryba nuo vyriausybės korporatyvinės. Taip, kas norės susiras, pasižiūrės. Taip, kas toliau? Trumpas komentaras. Reiškia, todėl nei viena vyriausybė negali išleisti fizinio asmens dokumento. Taip, septintas klausimas. Kas suriša pilietį? Kas aktyvuoja, taip sakant, tą piliečio, vadinkim, pasą ir tą, vadinkim, migraciją su fiziniu asmeniu. Kas suriša pilietį? Būtent, su fiziniu asmeniu. O būtent suriša korporatyvinis, tas korporacijos išduotas, tas, vadinkim, kabutėse pasas arba asmens tapatybės kortelė, kuri suriša pilietį su fiziniu asmeniu. Tokie buvo pagrindiniai 7 klausimai, atsakymai. Ką? O per ką suriša? Per tą kortelę, kurią išduoda per migracijos tarnybą. Nes kada tu esi per migraciją forminamas, yra aktyvuojamas pilietis. Ir taip jis yra melžiamas per tą fizinį asmenį, kuriuom tu naudoji. O pilietis atsiranda tas, kuris yra melžiamas, taip, ne per veido atvaizdą. Čia mes padarysim sekantį, dabar tik bendrai. Dabar žiūrėk, pabaigai dar, bet kuri vyriausybė, slėps tai, kad būtent šitos faktus slėps, kad fizinis asmuo su piliečiu yra surištas, kur mes dabar padarysim, kur tu sakei, ten laukiai, to paskutinio, kur ten išeis dėl to veido atvaizdų, kaip slepiama ir kaip tai yra nusikalstamų būdų. Viskas padaryta ir 30 metų, kaip yra melžiami piliečiai ir kaip iš vis bandoma ištrinti iš žmonių tos dalykus. Tai va, ir pabaigai reiškia, bet vyriausybė slepia šitus faktus tam, kad galėtų išnaudoti tos fondus savo interesais. Netgi po piliečio mirties. Žiūrėk, Gediminai, jeigu turi mano tą, vadinkim, jau lietuvišką išduotą gimimo akto išrašą vadinamą, tą lietuvišką jau, pažiūrėk. Tenai yra, kur yra jau lietuviškas variantas ir ten yra parašyta asmens kodas, bet nėra įrašytas asmens kodas, jį įrašys po mirties. Ir dėl ko įrašys po mirties? Tam, kad tie, kas susigrobė šitos kriminalinės padugnės, kurios susigrobė valstybę, o jie ir jų vaikai, ir ten tas klanas toliau tą valstybę savo. Tai jų valstybė tai yra jų asmeninis biznis. Tai kai aš jau numirsiu, jie įrašys asmens kodą ir dar gaus iš to mano piliečio toliau gaus pinigus. Gimimo aktą įrašė? Tam lietuviškam, jau ne tarybiniam, o lietuviškam. Lietuviškam,
Jo, ten yra... Tik kai jau pradėjo, taigi Zakse, pavyzdžiui, žmonės jau pradeda sakyti, kad Zakse, tipo, senuosiuose knygose tarybinėse, Aha. tai netgi žmonės, kur 88 metais gimė yra, ta prasme, ten naglai su ranka įrašo, blėt, tą asmens kodų. Nu, jau pradėjo. Jau pradeda marinti. Viskas, kad čia nebuvo jokių piliečių, niekas neturėjo teisės į valstybės turto dalį. O šitą jie bando faktą paslėpti, kur mes jau rodėm, kaip jau Lukjanovas sako, vienintelė jie bijo, kad liaudis atsibus ir pareikalaus atgal valstybę, savo turto dalį, viskas. O jie į naglai varo, jie jau nebesustos šitie satanistai, jie jau padarė tą perversmą, viską, jie čia susiorganizavo. Atkreipiu dėmesį, kad 80, apie kurį šneku, aš tą įrašą, gimimo akto įrašų knygui, tai Mažeikių civilinės metrikacijos skyriui tokie dalykai vyksta. Nusikaltimas, kur pareiškėjas parašą uždėjo prie liudininkų, nei liudininkai, nei pareiškėjas nebuvo informuotas apie gimimo akto įrašę padarytus naujus įrašus. Ta prasme, tai yra asmens kodų įrašymai. Netgi duomenų savininkas, ta prasme, nežinojo, kol gimimo akto įrašo nepamatė. Aš tą žinau. Jo, jie jau klastoja, naglai, jiems skirtumo nebėra, jie vis tiek trauktis nebeturi, kur jie tokį perversmą, kaip padarė, svetimos valstybės piliečius užgrobė, numarino, čia genocidas, jiems nebėra skirtumo, jie varys į priekį ir naudosis, burtus leišė. Taip, kad čia nebėra ko. Viskas, o čia mes pasakom, kaip reikia, pirmą dalį, irgi, dabar tos klausimus pateikiam žmonėms su atsakymais, o ką ir būtina yra žinoti, kad vienintelis dabar kelias, ten, kur jie neteisingai per autorinės teisės, o tiksliau per gretutinės susigrobė tarybinių piliečių parašus, jo, tipo, bet jie ten yra klastotės ir viskas, ir reikia Šveicarijai, blėt, važiuoti tas autorinės teisės, paneigti visas tas jų vadinamas klastotės, jos yra negaliojančios, blėt, ir nereikia čia, aišku, gerai, kad ten žmonės viską išmoko, ten žino tos visos vekselinės, bankininkystė, ten netrukdo tie dalykai, bet jeigu naglai neigiant tas duomenys, iš viso neigiant jų bet kokias autorinės gretutinės teisės į tavo tarybinį parašą, kurio pagalba yra įkurta ta fikcija, vadinamas fizinis asmuo, paneigti ir viskas, ir nebežaisti, ir nebenieko. Na, čia vienintelis kelias yra Šveicarija ir tenais įrodys, bet kad ta vadinama vyriausybė, tai niekas kita kaip kriminalinių padugnių būrelis, kuris durina sėkmingai Lietuvą 30 metų ir viskas, ir nebežaisti. Ne Lietuvo žmonės šiandien gyvenančius. Jo. Gerai, tam kartui tiek tu. Davai, Gediminai, aha.